Labą dieną ir sveiki visi žiūrintys ir besiklausantis. Šiandieną pas Duomenų dėdės svečiuose turime Simoną Stonį. Su Simonu pabandysim pašnekėti apie duomenų kokybę ir analitiką ir tam skirtingus požiūrius, gal ir tokias įdomesnės ir gal suktesnius arba įdomesnius klausimus pabandysim panagrinėti, bet aišku, prieš judant į įdomias dalis visada yra smagu susipažinti su pačiais pašnekovais, iš kur jie, ką veikia, na ir kaip jų kelias atsidūrė būtent toje srityje, kur jie yra dabar. Na, Simonai, tai gal trumpai papasakos apie save. Taip, sveiki. Tai mano turbūt į duomenų sritį kelias prasidėjo, kaip šiais laikais nemažai žmonių pradeda, tai nuo analitikos ir pradžioj nuo Excelių, aišku. Tai mano turbūt pirmas darbas buvo, dabar jau kadangi užsidarius įmonė, ar beveik gal užsidarius, tai galiu papasakoti, tai buvo Danske banko lietuviškas tas branchas. Tai tuo metu gan big deal atrodė, kaip ką tik studijas pabaigusiam žmogui banke analitikui įsidarbint, bet ko iki tol nesupratau, kad tie senieji bankai dirba vien su legacy sistemom ir visas darbas iš esmės yra copy-pastinimas duomenų iš vieno Excelio failo į kitą. Tai ten kažkiek pabuvau, pasižaidžiau. Pagalvojau, kad negali būti darbas analitiko tiesiog toks, nuobodus visur. Ir čia buvo, mano turbūt pati pradžia, tai pradėti domėtis, researchint, kaip ta analitika iš esmės turėtų atrodyti. Tada kažkiek susipažinau su Visual Basic'u automatizavimui visų duomenų ir po to viskas ant tiek turbūt išsirutuliojo, kad pastebėjau, kad tiek automatizavau visus savo darbus, kad iš esmės viso mėnesio darbą per 2 darbo dienas pasidarydavau ir likusį laiką tiesiog sėdėdavau. Tai smagi buvo pradžia, bet tada daugiau pradėjau nuo Visual Basic'o į Pythoną lyst ir tada perėjau į Inferą. Pradžioje web scraperius rašydavau, porą metų su .NET'u turbūt padirbau. Ir atėjus laikui reikėjo kažko, kas galėtų įmonėje duomenų analitiką pradėti. Tai aš labai aukštai kėliau ranką ir pavyko ten prasimušti. Tai ir dabar jau Inferė, dabar mes vadinamės OG, tai dirbau paskutinius jau 8 metus, pradėjau kaip vienas analitikas, tada vis reikdavo auginti komandą. Irgi įdomus turbūt etapas buvo, kaip pradėjom analitiką, realiai vien su Power BI daryti, supratom, kad prastai veikia analitika, kai duomenys netvarkingi. Tai tada daugiau mūsų komanda pradėjo shiftint nuo analitikos į engineeringą ir galiausiai pažiūrėjom, kad mūsų analitikos ir inžinieringo darbai to 80-20 principų pasiskirstė, kad 80% mes realiai inžinieringo užsiimdavom ir tos analitikos, kai jau geri duomenys, tiesiog, kad vizualizuoti duomenys, taip ir sunku pasidaro. Tai ir jo, pastaruoju metu daugiau užsiimu, sakykime, strateginiais duomenų reikalais įmoniai. Kodo kažkiek gal ir pačiam mažiau tenka parašyti, ko kartais visai pasiilgstu, bet šiaip smagu. Šiaip labai smagu girdėti, iš tų Excelio patirčių ir to Visual Basic'o, nes aš realiai, lygiai tą patį perėjau, kai draudimo įmonėje dirbau, krūvą Exceliukų, rankytėm, ten pildai viską dėlioji, kažkokius ten rulsus, kažkur gal formulę jau įrašai ir taip, lygiai tos pačios mintys, kodėl negalima greičiau, tai aš pamenu irgi tuo pačiu keliu paėjau, išmokau tada Visual Basic'ą, pasidariau viens prie vieno istoriją, mėnesio reportingą, visą, kur reikia pasidaryti, vieną makrosą prasukį, viską padaro, toks tipo, ką toliau daryti, galiu nieko nebeveikti, taip už tos serijos, arba kažką mokykis. Tai taip relatinu su šito. Geras. Dar aš turbūt ir tau tas pats buvo, kai pradžiai pradėjau su Visual Basic, kuris atrodo toks super komplikuotas, žiauriai nepatogus naudoti ir tada, kai pabandai, tarkim, Pythoną ar kokį .NET'ą, tai supranti, kad tai visgi ne Visual Basic'as yra programavimas, yra geresnių įrankių, tiem darbam pasidaryti. Ja, bet čia, kiekviena kalba turi savo tą specifinę nišą arba tą darbą, kurį atlikti, nes Pythonas, mano akimis, tipo, geras dalykas, bet jis irgi tiek minusų turi, kad čia dabar jau bus string typas, dabar jau staiga tas pats jau
jau integeris, o kur kas nueina, ten tie mutability prasideda klausimai ir panašiai, bet if it does the job, tai kodėlgi ne, bet šiaip smagu. Paminėjai man tai įdomu, žinai, taip, kad jau ne apie tiek daug hands-on tenka, ar labai smarkiai pasirksti, ar labai rankos nešti. Jo, nešti, aš vis tengiuosi pasilikti, žinai, to kažkiek laiko, kur galėčiau kažką dar, ar Terraformą kokį kodą parašyti, žinai, ar ten, tarkim, Cloud'e kokius pipeline'us padėlioti, ar pasikonfiguruoti monitoringą kokį nors, ar kažką, tai patinka, bet man turbūt labiausiai patinka tas, kad, žinai, yra gal ne balansas, bet tokia įvairovė, kad, žinai, galiu ir strateginiais reikalais planavimo užsiimti su klientais, pabendrauti, alainintis kartu su kitais vadovais, bet ir tuo pačiu randu vis tiek dar laiko prisėsti ir, žinai, įsijungti background'e kokios nors muzikos ir, žinai, tiesiog kodą parašyti, kad ir ten kas 4 valandas į dieną. Nu, konkrečiai kažkurią dieną. Nice, smagu, aišku. Tas pačias mintis, man atrodo, pas daugumą tokių žmonių, kurie užaugi iš tų individual contributoro patapo vadovais, jau čia natūraliai nešti tos rankos. Šiaip labai įdomus dalykas, kaip paminėjai, ne, kad pradėjo fokusas pas jūs kilti iš analitikos, o ne į duomenų inžineriją, kaip pastebėjot, kad su duomenų kokybė prasti reikalai, ne, o tai kaip pradėt spręsti tos tokius dalykus, nes iš mano patirties labai skirtingos įmonės skirtingai pradeda tą problemą spręsti. Tai man įdomu, kaip jūs sprendėt ir dorojate su tokiam problemu, kad, pavyzdžiui, vėliau nenutiktų, arba kaip pranešti jums, jeigu kažkas naujo nutiko ir panašiai. Čia gal bent jau mano atveju ar OG atveju, tai ta duomenų kokybė šiek tiek 2 skirtingus dalykus išsiskiria. Tai vienas yra vidinės analitikos duomenų kokybė, o kitas dalykas yra mūsų jau parduodamų duomenų klientam kokybė. Tai pradžioje gal ta istorija ir tas transitionas pradžioje buvo daugiau su vidinė analitika, kad tiesiog bandant prisijungti, sakykime, prie gaunant finansų duomenis, ten CRM duomenis, sistemų, tarkim, customer case'ų informaciją, bandant viską apjungti į vieną vietą, tiesiog pasimato, kad daug inconsistencies yra. Tarkim, pradedi, žinai, tada gilintis į tokius daugiau kaip gal business klausimus, filosofinius business klausimus. Pavyzdžiui, koks yra kliento definitionas, ne? Kas apsibrėžia kaip klientas. Ir tada tau reikia, tarkim, kažkokią reportą padaryti, kuris rodytų, tarkim, klientų kiekio pokyčius kas mėnesį. Ir tada eini šnekėti su įvairiom komandom, kurios dirba su klientais. Ne? Pavyzdžiui, pašneki su customer support, paklausi, kaip jie apibrėžia klientą, ateini pas commercial teamą, klausi, kas pas jūs yra klientas, grįžti tada toliau eini pas finansus, klausi, kaip jūs klientą apibrėžėt ir matai, kad nėra tas pats apibrėžimas, o tau reikia apjungti visas sistemas ir kažkokį reportingą iš to padaryti. Tai šiuo atveju daugiau gal prasidėjo nuo apskritai įmonės tokio, žinai, manual apsivalymo, kad mes bandom susilainint, kas yra klientas, tarkim, definitionai, po to matom, kad visgi kai kuriais atvejais turi būti skirtingi klientų definitionai tarp skirtingų departmentų ir bandai tą tokį common denominator surast, žinai, kas būtų good enough visiems. Pradžioje tokiu rankiniu būdu apsivalai. Ir tada jau grįžti pas tas komandas ir bandai susidėlioti procesus, ne? Kaip mes žiūrint, einant į priekį, kaip mes užtikrinsim, kad tų misalignmentų būtų kuo mažiau. Tai šita dalis pradžioje turbūt, bent jau mano atveju, bet nežinau, gal ir kitos įmonės panašiai būna, buvo labai tokia manual ir tiesiog, žinai, ne kodo rašymas, o alignmentas. Ir tas palėti turbūt visas sistemas arba visas dimensijas, sakykime, įmonės, tiek klientai, produktai, klientų regionai ir panašiai. Tai pradžiai tas reportingas, kurį aš tik atėjęs turbūt vienas dariau, tai buvo toks, žinai, kad pabandom apsivalyti apskritai įmonės duomenis, kad susidėliotumėm pagrindą tiem data-driven decisionam, nes iš esmės analitikos rolė tada atsirado pas mus tik tais todėl, kad finansų vadovas, CFO, labai norėjo, kad įmonė pašiftintų į tą data-driven decision making. Ir turbūt gal didžiausias challenge'as tuo metu buvo tai
tikint decision makerius, kad čia nebus greitas reikalas, kad mums tikriausiai metų reikia duomenims susitvarkyti, mums reikia data warehouse, negalime, reportingo daryti tiesiai ant operational sistemų. Ir tie pokalbiai, aš pamenu, kad buvo sunkus, nes labai sunku, CFO paaiškinti, kas yra data warehouse'as, kodėl jo reikia ir kodėl dabar reikia investuoti, 10 tūkstančių į infrastruktūrą, kad galėtumėm eventually tos analitikas pasidaryti. Yeah. Bet čia dažnai dar tas klausimas, labiausiai gal tas, kad, kaip ir iš tos vadovo pusės, man atrodo, kad kaip ir viskas kaip ir sustoja ir nelabai kažką daug galim padaryti, kol neturim tų pamatų. Ir jeigu žmogus iš tikrųjų nesusidūrė su tuo, pavadinkim tais, sunkiaja tą dalim viso to kūrimo, išaiškinimus užėmus, tikrai sunku įtikinti, nes realiai ir terminologija, ir realiai tas paaiškinimas, būtent kodėl vienas ar kitas dalykas yra reikalingas, ypatingai persinešant į finansinę vertę, į tas kaštus. Čia, man atrodo, yra vienas iš tų tokių ilgiausiai ir sunkiausiai padaromų dalykų. Jo, tai vat čia yra tas du aspektai, tas fundamentals, kad tiesiog tuo metu aš net nesupratau apskritai data engineeringų fundamentals. Tada pradėjau tik tais domėtis, skaityti tą patį, ten Kimball, data warehousing metodologiją, pradėjau suprasti, kodėl mums irgi to reikia. Ir kita dalis yra tas analitikos return of investment skaičiavimas. Tai tada tikrai nemokėjau to daryti. Aš nemanau, kad aš ir dabar suprantu, kaip paskaičiuoti analitikos return of investment, nes tai yra, toks labai išvestinis dydis, nes tu, bent jau mūsų įmonės atveju, pavyzdžiui, jeigu aš dirbu su vidinė analitika, man yra labai sunku paskaičiuoti, koks bus realus, tarkim, revenue impactas. Kaštus aš galiu paskaičiuoti lengvai, bet revenue aš turbūt per karjerą taip ir neišmokau analitikos skaičiuoti. Čia tą gerą dalį ir palėtė iš karto su return on investment, su analitika. Man tai visą laiką yra sunkus tas dalykas. Šiaip bendrai duomenų komandose tokį atsiperkamumą, pavadinkime, įvertinti. Nes žiūrint iš to, ką mato įmonės kiti žmonės, tai dažniausiai, ką jie mato du dalykus. Tai yra, vienas yra reportingo kažkoks sprendimas, tai būtų ataskaita ar kažkas. Tada jeigu yra kažkoks alertinimas, arba kažkokie signalai, arba, nežinau, kažkoks ML medžikas, kur žino, kad kažką pataikysim, gausim čia mes vienokį arba kitokį rezultatą. Bet realiai žiūrint iš kažkokių kitų dalykų, kiek yra ten darbo ir to tokio pastangų įdėta, kad tą pakurti, to labai sunku įvertinti. Man, kai užsiminė apie return on investment, kyla klausimų, O tai į ką jūs atsižvelgėt ir kaip jūs bandote įsivertinti savo impactą į būtent į revenue pusę? Tai bent jau pradžio gal kas kažkiek padėdavo, kad iš pradžių labai fokusavomės į tą analitiką, kur yra orientuota į commercials, kaip paruošti įrankius, tarkim, account manageriam arba pardavėjim, kad jie atėję pas klientą turėtų visą jam reikiamą informaciją pardavimui padaryti. Tai reiškia, kad pokalbio su klientu metu, kai klientas kažko paklausė, kad jie nesakytų, man reiks grįžti pas kolegas, pasižiūrėti ir aš jums po mėnesio atsiųsiu. Kad jie iškart gali prisijungti į, tarkime, Power BI naudojam, tai tą Power BI environmentą ir jie jau žino, kur rasti atsakymą iškart į klientų klausimą ir tuo metu, kalbant su klientu, tuos atsakymus, sakykime, ir pateiktų. Tai vėlgi mes to turbūt niekada nesugebėjom pamatuoti skaičiais to impacto, bet tas turbūt, feedbackas, kuris grįžta iš account managerių, kalbant su klientais, kad tarkim, mums dabar daug lengviau parodyti klientam mūsų produktų vertę, klientai mums labiau pasitikė, nes mato, kad mes žinom savo paties duomenis. Ir kadangi mes esame įmonė, kuri duomenys iš esmės pardavinėja, tai tada atsiranda tas trustas, kad duomenys tvarkingi įmonės viduje, tikriausiai duomenys bus tvarkingi ir pačiam produkte. Tai tas kažkiek pradžiai padėjo. Vėliau ateidavo, sakykime, kažkokie requestai ar projektai tokie didesni iš pačių finansų. Tai toj vietoj vėlgi mums return of investment skaičiuoti nereikėdavo, nes finansai turbūt primesdavo, kokį impactą tas įmonė gali turėti.
Tai va, tai aš suprantu, kad aš turbūt nelabai atsakiau klausimu, bet sakau, aš vis dar iki dabar nežinau, koks yra geriausias metodas šitam return investment vidiniai analitikai padaryti. Čia amžina problema, žinok. Čia, man atrodo, nėra jokio atsakymo, nes realiai vienintelis kažkoks estimatas, tai iš tikrųjų tai būtų laikas sutaupytas žmonėms, bet realiai kaip tu jį paskaičiuosi, iš tikrųjų ne kaip įvertinsi. Ne? Tai jeigu anksčiau ten rankom eidavo, žiūrėdavo kažką ar ten su komunikacija, kaip skaičiuoti, ar kiek jis actual darbo laiko įdėjo, ne? Ar visus tipo ir gepus suskaičiuoti, kol suvaikščio, ne? Versus tai, ką jis gauna dabar, nuėjęs į, žinai, jūsų atveju Power BI ir iškart pasiklikinęs. Ne? Tai sunku išmatuoti realiai. Gausis vis tiek toks apytikslis skaičius, ne? Nes kiekvieną kartą nuo situacijos skiriasi. Tai irgi tokia nėra tikslioji metrika. Tik jo, šitoj vietoj, jeigu įmonė nori tapti, žinai, data driven, kur visi decisionai yra arba daromi, arba stengiamas juos daryti pagal duomenis, tai yra neįmanoma neturint tvarkingų duomenų. Taip. O tada šnekant apie tvarkingus duomenis, ne? Tai kas už duomenų kokybę ir jų tvarkingumą yra atsakingas tavo akimis? Aš galim dar vieną žingsnį atgal šiek tiek grįžti apie tą duomenų kokybę. Čia vat, kaip čia antra medalio pusė, ne mano responsibiličių. Tai ir šnekėjom prieš tai, kaip apskritai ta duomenų kokybė atsirado pas mus. Tai čia vėlgi aš labai norėčiau Laurą savo prisimti, bet tai nebuvo mano iniciatyva. Tuometinis tiesiog vadovas atėjo ir sako, mums reikia parodyti klientam, kad duomenys, kuriuos mes pardavinėjom, yra geriausi rinkui. Mūsų iš esmės įmonės veiklos sritis tai yra travel data. Mes pardavinėjom įvairiem klientam, oro linijom, ne oro linijom, travel techui, tuo pačiu irgi bilietų kainų informaciją, pardavinėjom skrydžių schedule informaciją ir skrydžių statuso informaciją. Pavyzdžiui, kada tiksliau ne jeigu, turbūt kai teks kažkur skristi ir, tarkim, prisidėjus boarding passą į telefoną, tau išmeta, man atrodo, būna toks linkas, kur gali pasižiūrėti skrydžio statusą. Ir ten rodo Google'as, man atrodo, šitą tiekia, rodo departure, arrival estimated laikus. Ten, kada atkreipdėmėsi, sourcai dažniausiai būna du, tai arba mes OIG, arba konkurentai mūsų. Tai mes esam gan stipriai įlindę į tą visą travel industriją ir mes būtent pardavinėjom duomenis. Tai kai tu esi įmonė, kurios pagrindinis produktas yra duomenys, o duomenų volumas ir, sakykime, timeliness turi būti didelis volumas ir labai geras timeliness ir tuo pačiu gera ir kokybė, tai yra labai svarbu, žinai, rinkoje išskirti save kaip geriausius duomenis pateikiantį providerį. Tai va, ir prieš tai mes jokių tų matavimų neturėjom, jie buvo išsibarstę per komandas ar departmentus ir tai būtų daugiau galbūt manual checkai. Ir tuo metu mano vadovas atėjo ir sako, mums reikia sutvarkyti duomenų kokybę. Visko. Tai gerai, padarysim, bet iki tol aš turbūt mažai ką apie tai žinojau ir mažai domėjausi ir pradėjom dėliotis. Iš esmės tikslas buvo turėti įmonės viduje transparency tų duomenų, kuriuos parduodam. Kai jau žinai, kokia yra tau duomenų kokybė, tada jau gali pradėti galvoti, kaip ją pagerinti, nes man atrodo įmonės nori pagerinti savo duomenų kokybę, bet pradeda ne nuo tos pusės, bando pagerinti tai, ko jie patys nežino iš esmės. Tai kaip tu gali, tarkim, savo data completeness pagerinti, jei nežinai, koks jis yra dabar. Tai mes apsiskaičiavom, ką turim dabar, sudėliojam procesus, pipeline'us ir visą analitiką, kad turėtumėm tą info ir tada jau tos duomenis naudojo kiti departmentai, kad galėtų planuotis, kokius changes jie gali pas save padaryti, kad ta duomenų kokybė pagerėtų. Ir kai sakau departmentai, tai buvo visa organizacija nuo duomenų surinkimo, commercial, kaip kontraktus iš legal pusės sudėliot, kad mes ateityje galėtumėm kuo geresnius duomenis turėti. Ir per paskutinius kokius 4 metus tą visai neblogai apsitvarkėm. O prieš porą metų mus buvusi Infiera nupirko OIG ir dabar iš esmės mano komandos tikslas yra ir OIG visiems produktam irgi sudėlioti tą duomenų
matavimą. Tai grįžtant prie tavo klausimo, kas turi ownint tą duomenų kokybę, tai aš manau, kad visi. Mūsų komanda, tarkim, mes vadinamės Data Quality and Analytics, bet mes duomenų kokybės neauninam. Mes galim providint transparency, mes galim duoti įrankius visiems pagal kiekvieno darbuotojo, sakykime, skillsų levelį, kad jie galėtų surasti tos duomenis ir kad žinotų, ką jie turi pas save padaryti, kad tie duomenys būtų geresni. Kas mūsų įmonėje turbūt labai padeda, kad labai yra kartojama ir akcentuojama, kad šiuo metu, sakykime, ateinančių kelių metų mūsų įmonės tikslas yra turėti geriausią duomenų kokybę rinkoje. Ir kai tas ateina, žinai, iš įmonės CEO, tai nelabai daug kyla klausimų, kas turi ownint tą kokybę. Tiesa, realiai ir dar irgi aš tai pagalvojau, iš tikrųjų, kitas dalykas, kai jūs tų pačių duomenų source'ų, jūs realiai sunkiai jūs valdot, jūs realiai, jeigu turit, jūs jos galite, pavyzdžiui, kažkur susirasti, tai galite pažiūrėti kokybę, kad kažkas ten vienokių formatų ar kitokių, bet jeigu jums patikė per API arba kažkokiu kitokiu būdu paduoda tos duomenys, jie turi laikytis tų. Tai kaip ir realiai, ką gaunat, tą gaunat, kaip ir realiai nebent kažkokias spragas parodyti, kad kažko trūksta, arba iš kitos source'ų projektų, kad gaunat kitaip ir panašiai. Tai čia toks irgi cross-checkas, bet kur realiai kaip ir daug labai impactinto negalite iš išorės. Bet vidiniai pusėje aš spėju irgi yra savų dalykų, kur galite irgi užtikrinti arba sudėti dalykus, bet kaip paminėjai, jūs realiai duoda tą būdą jiems pamatyti, kas neveikia, kas gerai ir kaip reikia daryti tą. Jo, ir čia labai svarbus tas yra aspektas, kad tą data quality transparency arba įrankius tą stebėti, stengtis pateikti kiekvienai komandai tokiais metodais, kuriais jie juos gali naudoti. Pavyzdžiui, commercial teamui vadinasi, mes darysim dashboardus. Klientam mes galbūt irgi kažkur savo produktus embedinsim ten keletą metrikų, kad jie galėtų atsidarę mūsų produktą iškart matyti tai dienai ten, sakykime, tam tikro skrydžio, kokie yra duomenų kokybė. Techniniam komandom mes galim duoti arba tiesioginį prisijungimą prie, tarkim, duomenų source, duomenų bazės, arba susitapint, pavyzdžiui, API-ų, kuris grąžintų tam tikrą data quality informaciją pagal tai, žinai, kokių duomenų jam reikia. Ir man čia turbūt yra viena įdomiausių nedarbo dalių, tai kad ne tik tą data quality atiduoti per dashboardus, bet eiti šnekėti su kolegom, šnekėti su klientais, bandyti suprasti, žinai, kaip jie dirba, kaip jiem būtų patogiausia tos duomenis pasimti. Ir tada mūsų komandos jų darbas yra tą visą įgyvendinti. Tai dėl to, bent jau, žinai, man dėl to yra smagu tuo užsiimti, nes tu gali tiek su dashboardais užsiimti, gali tiek, kad, tarkim, jeigu reikia Excel'į susitapinti su Direct Connection'u į duombazę, kur ten koks nors pivotas jau būtų paruoštas, gali API-ų buildint, tai toks, žinai, duomenų provideris iš esmės pasidarai, kaip įmonės viduje. Bet čia geras ir teisingas, man atrodo, požiūrį šiaip atrodo, su kiekvienam, kaip čia, priderinti sprendimą prie kiekvienos komandos poreikių, nes tada kaip jie jausis, kad juos išgirdo, jie yra, paderinta kaip jiems patogu, išsiaiškinus jų poreikius ir toks, tada jau realiai irgi, jeigu kažkas nebus padaryta arba pažiūrėta, irgi kaip ir gausis saugus sprendimas ir jums, ir jiems, nes pagal susitarimą. Kažko nebuvo, nepažiūrėjo, tai o kodėl nepažiūrėti, jeigu turėjo. Ir tai visi iš karto neša atsakomybę už savo darbą. Jaučiu gal dėl to ir lengviau tada ir pačią visą organizaciją įsitraukti ir įsivesti į tos pačius duomenų kokybės procesus, į tos unifikavimus, ir kaip minėjai, tos definition apibrėžimus, padaryti unifikuotus arba išsigryninti, kur koks turi būti. Aš man atrodo labai, labai geras ir brandus įmonės sprendimas, nes iš tikrųjų dažnai būna, kad pirmiau darom vieną sprendimą, paskui žiūrėsim, kaip bus, gal kažkam kažką patailorinsim, jeigu kažkas kažką sakys, bet dažniausiai tai būna, kad nieks nieko nesako, tai jeigu nieko nesako, tai viskas gerai. Tai čia tas, man atrodo, variantas, žinai. Jo, ir šitoj vietoje ir turbūt tą irgi pats jauti, kad, tarkim, kad ir vis tiek mūsų, turbūt ir mano ir tavo rolės yra kylančios iš tokio techninio duomenų dalyko, bet eventually vis tiek sunkiausias darbas būna ne techninis, o tas, žinai,
alaininimas, definitionai, legal, tarkim, dalis, nes, pavyzdžiui, mūsų darbė nemažai ir tas duomenų kontraktų topikas, ne, tai mes duomenų kontraktus tam tikrą prasme su klientais ir su provideriais, žinai, turim sudėlioti, kad jeigu jie iš mūsų perka duomenis, tai mes tikimės iš jų gauti tiek pat gerus duomenis, ne, tai čia yra jau purely legal dalis, tai jau giliai įlendi į tą duomenų sritį, turbūt jau, kai daugiau vadovaujančias tas pozicijas užimi, tai pradedi suprast, kad techninė dalis kartais būna, žinai, tip of the iceberg, ne? Dažnai taip, bet, na čia iš asmenės, tai pas mane, pažiūrėjau, dažnai būna taip, kad dėl techninės dalies, žinai, kažkokių vienokių trūkumų arba netokių padarimų, tai yra sunku visą kitą dalį padaryti. Tai irgi priklauso, žinai, nuo įmonės ir kas joje yra. Vienos yra ta techninė dalis, žinai, gerai važiuoja, viskas veikia, galima fokusuotis į tą sprendimą. Kitose yra atvirkščiai, ir tas gaunas, žinai, tas lietkalnis, ne, vienose vietose būna aukštinkojam, žinai, tipo, matai didžią dalį, paskui lendi giliau, o kas čia? Tai čia tiek vienu, tiek kitu atveju. Tai, bet make sense iš tikrųjų. Ok. O dabar minėjai prieš tai rankom tvarkytės, ne, duomenų kokybė, dabar atiduodat visokius, ne, skirtingais būdais, atiduodat skirtingom komandom. Kaip buvo sunku, arba kaip lengva gal buvo jums iš tikrųjų susiautomatizuoti tą procesą, apart to, kad, žinai, tą įvertinus komunikaciją, nes aš spėju, kad irgi ten naują įrankį integruojant, arba naują ten šaltinį integruojant, bus tiek daug kabliukų, tiek daug niuansų, nes, nu, su duomenim taip jau yra, natūraliai. Kad staiga kažkas atsiranda nauja, klausimas, kas čia, dėl ko atsirado ir panašiai. Tai kaip jūs šitą sprendėtės ir kaip lengva buvo ar sunku? Iš mano pusės, tai turbūt iniciatyva kilo dar nuo mano patirties, kaip minėjau, pirmoji mano rolė, ne, kur rankom reikėjo copy-pastinti. Ir aš, kaip čia, žiauriai didelę alergiją gavau tam rankiniam darbui. Ir einant toliau prieki, kartais gal aš jau ir kažkiek perspausdavau, bet šitoj vietoj strategija buvo, kad jeigu mums reikia daryti kažkokį dashboardą, kur reiks kažką rankom suvesdinėti, mes to nedarom. Nedarom tol, kol nerandam kaip duomenų paimti automatiškai, kad visi duomenys vaikščiotų, žinai, iš taško A į tašką B be kažkokio manual inputo. Kad mūsų manual inputas būtų nebent, žinai, pipeline fixinimas, o ne duomenų copy-pastinimas. Okay. Tai čia buvo turbūt pagrindas visų vėliau sekusių po to darbų. O pradėjom tai mes, kadangi aš pradėjau kaip vienas analitikas ir aš toks, žinai, pamestinukas buvau, tai gal biški prie developmento, gal kažkiek prie finansų, galbūt čia prie commercial. Tai ten buvo gal 2 metų periodas, kur, nežinau, 4 vadovus ir 4 departamentus. Vaikžiai, nes niekas nežinau, kur mane nukešti. Tai, bet vėlgi, tas man visai padėjo, nes tada tu pabūni viduje, žinai, įvairiuose biznis dalyse. Ir vėliau, kai jau jaučiau, kad, sakykim, čia duomenų bazių visam šitam duomenų bazių technologijų visam šitam darbui neužtenka, nes pradžioje pipelinai sukdavosi ant Microsoft SQL serverių ir jie būdavo schedulinami šito SQL server agento. O tada tie duomenys, pavyzdžiui, man reikia šiaip jėgus paimti, tai tada, man reikia tada kokį nors Python jobą mažą pasidaryti, kuris ranina ant to pačio hardware, žinai, kaip ir SQL serveris. Kas jeigu koks dombazistas klausys, tai turbūt prakeiks mane visam gyvenimui. Ne. Čiagi Microsoft paleido beje update, kad Pythoną galima ten kažkurios versijos raninti ant naujesnių. Jo, bet mūsų serveris ant 2.8 SQL serverių sukasi. Tai va, po to, žinai, irgi reikia Power BI's reportą parefreshinti. Tai atsiranda, žinai, kelios skirtingos sistemos, kur tau pipelinas tiesiog jis toks, kaip, žinai, atskiras tarpusavį nesusijęs pasidaro ir toks būdavo ten schedule misalignmentas, kad ten kur nors CRM duomenis pakeičia pirmadienį, o mūsų reporte tas pakeitimas penktadienį tik tais atsiranda. Nu tai tada jau matom, kai mums reikia, žinai, kažkokio įrankio schedulinimui. Pasižiūrėjom, imam Airflow. Aišku, įmonėje tuo metu Airflow nieks nenaudojo, tai teko kažkiek gal tiesiog tyliai jį introducint ir pradėti naudoti, bet čia gal toks labiau išskirtinis atvejis, o bendrai kai susidurdom su kažkokia problema, kuriuo matom, kad reikia sprendimo, nu, kažkokio, sakykim,
įrankio naujo. Tai aš visų pirma, kas stengdavausi daryti, tai eiti ir ieškoti, kokius įrankius mes dabar įmonės viduje naudojam, kurie galbūt nebus pats geriausias įrankis tam darbui atlikti, bet aš, žinai, įmonėje neintroducinsiu papildomo kompleksičio, galėsiu naudoti kažką, kur mes jau turim knowledge, kur man kažkas padės susitapinti ir naudoti ir padės, žinai, išmokti jo naudotis. Ir realiai turbūt taip ir judėjom visą laiką. Vėliau jau po to atsirado tų use case'ų, kurių, žinai, mes išlipam iš įmonės tech stacko ir jau kažką tenka šiek tiek naujo introduce. Tai jo, tarkim, Airflow galbūt tas geras pavyzdys buvo. Tai, bet niekad, žinai, nenaudodom įrankio tik tais todėl, kad, žinai, kažkoks ten naujas trendas prasidėjo arba fainai jį būtų naudot, bet tiesiog, jau kai susidurdom su problema, tada ją spręsdom. Čia turbūt nėra irgi labai geras approachas, nes tam tikrais atvejais reiktų biškį toliau į priekį žiūrėti, ne? Galbūt verta introducint papildomą complexity, nes jis tau padės kažkas ateinančių 5 metų, žinai, problemas spręsti. Taip, bet čia ir taip ir ne, žinai, priklauso nuo pačios įmonės. Ne? Vienos įmonės lengva introducinti naują įrankį kaip 1, 2, 3, kitose ten vos nereikia kryžius kelius pereiti, kad įtikinti ten kažkokį ten tech departamento vadovą, kad davai reikia, išskirkit mums ten serverį, ne, kuriam reikės ten tą ir aną daryti, kodėl negali naudoti to, tada prasideda visas techninės diskusijas, žinai, tai tipo, čia realiai, tu man atrodo, rinkaisi tuo atveju, kas tiko ir buvo teisinga, kai jau, kaip ir pats paminėjai, išaugai, tas turimas teka, nenori, judam toliau. Tada jau lengviau pagrysti, nes turi, kaip faktas kaip blynas, žinai, matai iš karto, kas kaip ir kodėl, kas actually makes sense. Šiaip juokinga pasakyti, SQL servas 2.8, man tokie flashbackai iš mano pirmų laikų, su tuo pačiu 2.8 sėdėjau, dirbau toks tipo ir kas čia veikia. Jo, bet in Microsoft's defense, tai dabar mes jau daugiau mūvinam praktiškai beveik išmūvinę esam į AWS, ne, tai daugiau žaidžiam su Postgres, su tarkim Aurora, ne, ten Kubernetes, Redis ir panašiai. Tai kažkiek kreditų norėčiau duoti atgal SQL serveriui, kad jisai gal ir toks, žinai, toks klankiai, monolitinės, milžiniškas, nejudinamas daiktas, bet tuo metu tai it does the job. Su SSIS, gal darai? Ne. Jo, tai su SSIS ten dar fainiau, ten galima buvo API sukolinti ir viską, žinai, tai ten toks įdomesnis reikalas. Bet... Čia vat irgi įdomus dalykas, tas toks filosofinis, ne, ar custom solutionas, ar drag and drop šitas įrankis, ne, pipeline'am, tarkim, daryti. Labai įdomu būna, pavyzdžiui, kai atrankas darau, ne, man vienas įdomiausių klausimų, ką užduodu, žinai, kurioj tu šito reikalo skalės vietoje esi. Aš, pavyzdžiui, visada būdavau labai, kaip čia, stiprus advokatas tų custom solutionų. Daug kartų, aišku, dėl to esu savo pagalių į rantus prisikaišęs ir po to, žinai, galvojęs, kodėl aš toks užsispyręs buvau. Tai va ir būna įdomu, žinai, iš įvairių žmonių išgirsti iš jų patirties ir iš mano paties pusės dabar iš jų einu kažkur labiau per vidurį, žinai, kad gal visgi geriau sumokėti už kažkokį drag and drop solutioną ir priimti tą riziką, kad jisai eventually pasidarys toks, kad sunku customizint, bet pirmiem porą metų it does the job. Tu neužsidėsi overheado ir mažiau, ir lengviau ir managint, ir scaling tuos dalykus, o ne vėliau realiai, jeigu išaugi, tu realiai tada ir komandą augini. O ta augina komandą, natūraliai tau gausis vis tiek pigiau pereiti ant šito. O šiaip juokingas paradoksas yra iš tikrųjų, kad kai tu pradedi mažą komandą, tau apsimoka imti tos manage dalykus, nes gaunasi, kad kaštai žmonių, kurie palaikytų tą sistemą, bus žymiai didesni negu tą sumokėsi. Tada pasieki tą lygį, kur, gerai, manage'imės patys, o paskui, kai esi labai didelis, tau tie kaštai, tipo, per daug, davai įmo manage atgal, tu va toks fainas ratas, aš Viksuose, kai dirbau, išgyvenom šitą, tipo, iš pradžių irgi buvo, prasidėjo, patys pasidarom viską, tada jau, žiūrim, migruoja, po biški viską į vėl atgal į manage. Tiesiog overheadas mažiau ir mažiau tų dependencijų tų pačių žmonių, nes ta įmonės know-how, ne, ta visa rutina, ne, kas dėl ko ir kaip, yra pakankamai sunku perduoti. Ir jeigu naujas žmogus ateina jam įsivažiuoti ir įkristi visą šitą, tikrai nėra lengva. Jeigu žmonių kaita didesnis, tai gal pasidaro, tu lieki toks
ką daryti, kas čia dabar vyksta, ne, ir tada, nu jo, make sense gal pasimti manage, mažiau to galvos skausmo bus, tai kas iš tikrųjų šiaip make sense. Jo, aš turbūt karjeros pradžioje, kai tik pradėjau, jau kai tapau nebe analitikas, žinai, o komandos vadovas, man atrodo, labai blogai dariau, kad tikrai per mažai vertindavau tą, žinai, žmonių praleistą laiką pinigais. Dabar jau pradedu, jau kai esam, žinai, AWS, pradėjau galbūt tik tais dabar suprasti, ne, kad developmento laikas irgi kainuoja ir jis yra labai brangus. O kitą kartą gal geriau, žinai, paskeilint dvigubai ten kokį nors AWS instansą ir turėti, žinai, bufferį tom problemom susitvarkyti, arba galbūt jų net netvarkyti, nes tiesiog pigiau yra, žinai, paskeilinti į viršų instansą, negu prašyti developerio, kad jis visą sprintą prie, žinai, ten to fikso prasidėtų. Ne, čia teisingas yra dalykas ir tą balansą pasimėti yra, čia sakyčiau, irgi brandos reikalas, nes, nu, kai tu pradedi, tu vienaip žiūri dalykus, paskui keliaudamas pastebi vienus ar kitus dalykus. Ok, fainiai. O man, žinai, dabar toks, žinai, išgirdau iš tavęs daug čia skirtingų dalykų apie tas pačias komandas, ne, tai kokia pas jūs yra struktūra, pavyzdžiui, dabartinės tavo komandos ar komandų? Dabar mes tokiam, žinai, transition periode esam būtent dėl to įmonių jungimuose. Tai mūsų kaip ir, jeigu mes anksčiau 3 gal metus data quality visą frameworką darėm vienam domainui, dabar, kai mus nusipirko data quality, reikia daryti 4 domainam iš karto. Okay. Ir aišku, čia yra kaip visada prioritizavimo klausimas, bet iš esmės, kadangi tie domainai yra tokie, nu, labai jie ten savo business specific dalykus turi, kaip visa dėja travel industry, tai šiuo metu iš esmės komandas skirstom į analitikus ir inžinierius, bet tie analitikai, inžinieriai tokie, žinai, kartais, tiksliau specializuojasi, žinai, kažkurį domeną ir tam tikrą prasme galbūt mes turim kaip ir tos tribus inžinierių ar analitikų, kurie alaininasi tarpusavį. Tai šiuo metu 2 komandas turiu, 2 team leadai tų data quality ir analytics komandų ir kiekvienoje komandoje yra analitikai ir inžinieriai, kurie jau kartu dirba. Šiuo metu, kadangi fokusas yra prie vieno konkretaus ten produkto, domeino to data quality, tai mes visi metam visus darbus, šokam, žinai, prie to vieno domeino ir stengiamės ten data quality tvarkyti. Tai tokios nusistovėjusios struktūros dar nėra, nes prieš metus mes buvom, mano komanda buvo aš ir analitikas ir inžinierius, dabar esu aš, 2 team leadai, 3 inžinieriai ir, žinai, porą analitikų. Tai tas vos nepadvigubėjo per metus, tai kol kas dar adjustinamės prie šito. Okay. Bet bendrai, kiek esu matęs, man labai patinka komanduose engineeringo resursai dirbantis kartu su analitiku. Kiek aš suskaičiavęs, tai roughly ten kokiam vienam analitikui 2-3 inžinierių reikia, nes duomenis tvarkyti dažniausiai užtrunka, o analitika su tvarkingais duomenim dažnai būna ta lengvoji dalis, plus kai turi gerus duomenis, tai galbūt analitikas patampa nebe dashboardų kūrėjų, patampa tuo žmogum, kuris padeda komandom pačioms dashboardus darytis. Toks, žinai, kaip įmonės viduje toks analitikos konsultantas iš esmės pasidaro. Geras. Pirmą kartą šiaip girdžiu, kad kažkas, žinok, 2 inžinierius vienam analitikui skaičiuoja, nes dažniausiai, žinok, atvirkščiai, 2 analitikam 1 inžinierius. Nu, iš mūsų patirties, tai ne. Bet iš tikrųjų, kaip papasakai, make sense. Kokybė. Jo, ir žinai, kaip tu skaičiuoji, kur tu daugiau value sukuri, ne? Ar tu sukuri value vizualizuodamas duomenis, ar tu daugiau value sukuri tuos duomenis, žinai, tvarkydamas. Nes žmogų išmokyti vizualizuoti duomenis, dashboardą pasikurti arba tam pačiam Excelį duomenis atvaizduoti nėra iš tikrųjų sudėtinga. Data engineeringas dažniausiai yra sudėtingoji dalis. Tai aš gausiu komentarų piktų čia po šito pasakymų iš tų, kurie su vizais dirba. Bet šiaip, žinok, yra tiesos ir yra vienas niuansas, kad tipo, koks yra tikslas tavo dashboardo, ne? Managementui, tipo, tam C-leveliui, pavyzdžiui, taigi nepaduos ten tokio pie charto, kokio. Jiems nieko nesako visiškai, tai čia toks, žinai, priklauso nuo raidos įmonėje, bet atsiranda šitie dalykai. Tai nuo problemų.
Aš gal norėčiau šiek tiek apsiginti. Tai kai aš sakau duomenų vizualizavimas, aš turiu minėti tas, įvairių sistemų ar warehouse duomenys tiesiog vizualiniu pavidalu atvaizduoti. Ir galbūt kartais tai gali būti pats paprasčiausias dashboardas, nežinau, laikas, pinigai ir grafikas, ir viskas. Ta kita sudėtingoji duomenų analitikos dalis tai yra turbūt tas storytellingas. Va ten jau yra visai kas kita. Kai mano pusė, beveik turbūt mano analitikos karjeroje tas duomenų analitika, tai buvo tiesiog turbūt duomenų vizualizavimas, padarant juos prieinamus netechniniams žmonėms. Bet data storytellingas tai yra turbūt visai kitas sritis. Ir šitoje vietoje aš daug patirties turbūt neturiu, nepasakyčiau, kad aš labai gerai moku, istorijas pasakot su duomenim. Mano daugiau galbūt visada ta rolė tokia buvo kaip transparency providinimas. Okay. Aš šiaip minėjau pas jūs kaip analitikos konsultantai, čia gal ir dashboardą pasidaryti. O kaip tavo akimis galvoja apie self-service analitiką? Jis veikia, neveikia, įmanoma gerai praktikoje padaryti? Koks tavo požiūris šitą vietą? Labai myliu self-service. Ir tu tiki juo? Jo. Bet tai yra sunku. Labai, sakykime, irgi, kai mūsų įmonės apsijunginėjo, ir aš gavau ten 100 naujų kolegų ir žinau, kad tai yra potencialūs mano useriai arba klientai, nes aš tam tikrą prasme vidinius kolegas kaip į klientus, žiūriu, kad mes jiem irgi providinam duomenis. Tai aš visada stengiuosi pajausti, ar ta komanda turi tą capability užsiimti self-service'u, suprast, ar yra žmogus, kuris galėtų, sakykime, iš jau vadovų pusės, kuris būtų kaip toks, čempionas tokios iniciatyvos, ir tada yra žmogus, kuris apskritai norėtų tuo užsiimti jau tos komandos viduje. Aš esu turėjęs turbūt ir gerų, ir blogų pavyzdžių, kur, sakykime, iš blogosios pusės, tai tarkim 3 dienas įmonės viduje dariau workshopus, kur, analitikos, kaip mūsų data warehouse duomenis naudoti, sakykime, Power BI. Ir po to iš esmės niekas beveik ir nenaudojo. Tai čia toks kaip failed experiment, bet viskas tame yra gerai, learn by experience ir vis tiek turi pabandyti. Bet aš turiu ir žiauriai gerų pavyzdžių, kur turėjom komandą, kuri naudodavo mūsų dashboardus, bet yra techninė komanda. Ir kažkada pradėjom šnekėti, kad skautai, gal jūs norit tiesiog patys darytis dashboardus, mes jums duosim duomenis, padėsim, pakonsultuosim, kaip tos dashboardus darytis. Ir jeigu yra žmonių, kas norėtų tuo užsiimti, tai aš mielai pagelbėčiau. Aš, tai mūsų komandas, sakykime. Ir tas žiauriai gerai suveikė. Mums pradėjo iš tos komandos requirementai eiti nebe dashboardus daryti, o ar mes galėtumėm ten kokį nors naujų fieldų pridėti, sakykime, į pipeline'us. Vėliau dar tas labiau išsirutuliojo vietoj. Aš tada jau atėjau, sakau, o tai klausykit, tai gal jūs norit patys ir tuos pipeline'us pabandyt pasidėlioti. Ir tada, mes tuos sudėtingus techninius duomenų apdorojimo challenge'us padarom patys, bet kažkokią semi-processed data jam atiduodam ir toliau jie gali auninti tą dalį, pas save. Aišku, vėlgi tai sukuria interdependencijus, long term, kad daugiau tas change managementas jų sunkesnis pasidaro. Bet ta komanda dabar iš toj srityje iš esmės thrivina. Jie turi ten krūvas dashboardų, visus iššūkius žiauriai greitai pastebi, kas eventually ir klientų satisfaction tikrai pasijautė, kad mes tas data quality problemas išsprendžiam žymiai greičiau, nes tam tikrą prasme tas dalis data quality transparency patapo komandos, kuri dirba su tais duomenim, atsakomybė. Ir mes nebesam blokeris, tam visam transparency providing. Okay. O tada iš to man, išsituria labai natūralus kitas klausimas, Tai kaip tada būtent centralizuota ir decentralizuota analitika, arba galim gal į tą bendrinį tokį perėti centralizuotas ir decentralizuotos duomenų komandos. Kaip tavo požiūriu atrodytų šitą struktūrą dėliotis, kuriuo atveju reikėtų pradėti apie decentralizavimą tam tikrų vietų, kas tavo akimis turėtų būti tik tai centralizuota ir panašiai?
dabar jau šitą kelią irgi praėjus, žinai, nuo decentralizavimo iki pilno centralizavimo, iki po to atsirišimo kažkiek, man atrodo, aišku, turbūt žiauriai nuobodus atsakymas, bet tiesa, kažkur per vidurį turi būti tas balansas, tik tais galbūt einant, žinai, per tą visą kelią, aš manau, kad pradžiai turi būti daug centralizavimo, tiesiog paimti ir susėsti, žinai, tokį kaip bendrų duomenų, sakykime, tie bendri duomenys galėtų būti, nežinau, 50% įmonės kažkokios analitikos centralizuojam. Iš tą pirminį darbą padarius atsiras daugiau alignmento ir tarp pačių komandų, nes visi naudos tos pačius duomenis, jie pradės uždavinėti tam tikrus klausimus, iš kurių kils, žinai, papildomi reikalavimai daugiau analitikos padaryti. Ir einant toliau, kai eina kalba apie jau daugiau arba labiau specializuotą analitiką, man atrodo, tada jau galima daugiau decentralizuoti ir tam tikrais atvejais, sakykime, leisti komandom pačiom tą jau konkrečią analitiką darytis. Bet tas sakykime, kažkoks common analitikos frameworkas, jis turėtų, man atrodo, vis tiek būti centralizuotas. Ar tai būtų kokia nors, vėlgi ta pati commercial bendra informacija, tiesiog pats paprasčiausias dalykas revenue per month. Ir tiek, žinai, kiek yra įmonių, kur ateitum paklaustum, koks jūsų, žinai, paskutinių 12 arba 13 dar įdomiau mėnesių, žinai, monthly revenue pamėnesiui. Ir manau, nemažai bus tokių įmonių, kuriuom reikės valandą rinkti duomenis arba ieškoti, kuriuos pasimti, kad tą galėtų atsakyti. O tokius paprastus klausimus, man atrodo, juos reikia, žinai, per, nežinau, minutę, 30 sekundžių turėti jau atsakymą. Standartiniai tie klausimai, taip, turėtų turėti šitą. Taip. Ok. Ne, čia man įdomu, žinai, nes aš iš to, ką girdėjau, taip ir supratau, žinai, kad pergyvenai visas fazės, viską ir dabar įdomu, žinai, koks tas požiūris, nes kitas dalykas, žinai, priklauso nuo pačios įmonės brandos ir dydžio. Vienu atveju, žinai, sucentralizuota gali išvažiuoti labai gražiai ir paskui jau žiūrėti pagal. Kitose vietose galėtų nespėti ir tada eiti nuo decentralizuotos, o paskui apjunginėti. Tai čia irgi priklauso nuo įmonės. Jo, tas labai svarbus disclaimeris visam tam, ką aš, žinai, šneku iš savo patirties, ką aš pasakoju, tai mano patirtis iš esmės yra iš vienos įmonės. Tai aš net nebijoju, kad, žinai, ateitų žmonių ir sakytų, bet palaukit, pas mus yra 3000 darbuotojų, pas mus šitas visiškai neveikia, net neįmanoma, kad veiktų. Ateitų kitas žmogus, sako, bet mes esam, žinai, 5 žmonių startupas, kaip mes galim tą pasidaryti. Taip. Tai aš šitą viską pilnai suprantu, žinai, man pačiam įdomu, dėl to, žinai, ir interpostas iš savo pusės, nes aš taip peršokinės per daug matęs šilto, šalto ir tiek skirtingų dalykų, tai man labai įdomu išgirsti kitų žmonių ir jų gerasias praktikas, nes dažniausiai žmonėm, kas iš tikrųjų užstringa iš ten, kur dirba jie ar ką matė, realiai tik tai blogi dalykai. Nes tai juos užerzina, jiems nepatinka ir panašiai, žinai, taip pat aš labiau renkuosi iš tavęs tus geruosius pavyzdžius, žinai, taip, ir tada jau, o čia, žinai, būna kitos įmonėse, aš mano patirties taip, čia tiesiog ir labiau kaip papildymas to, kad tu pasakai, kad kaip viskas duomenyse, it depends. Taip, nuo įmonės dydžio, nuo brandos, nuo viso kito, tai čia iš tos pusės labiau. Okay. Būtų labai įdomus podcastas, žinai, kur tu kvieti žmonės iš įvairių įmonių ir visus klausimus atsakymas it depends, ne, ir tiesiog, žinai. Tai čia, žinai, tokį galima tiesiog sudėti, surenkam klausimus iš visų, kas nori išgirsti ką podcastą ir tiesiog, žinai, visas podcastas, kur įvairių žmonių it depends, žinai, įrašas įdėtas. Nes čia taip jau būna. Ok, žinai, aš apie ką dar pagalvojau? Aš pagalvojau apie pipeline'us, tada apie dashboardus ir tam natūraliai. O kaip jūs housekeepingą darotės, ne? Nes aš spėju su reportais, ne, su tais pačiais dashboardais, jų prisikaupia pagal tam tikrą poreikį. Kaip jūs identifikuojat, kad tai jau nebėra reikalingas arba tai nebėra jau, tarkim, naudojamas dalykas, tą tokį archyvavimą ir kartu ir kaštų mažinimą, tą tokį mažinimą būtent per apsivalymą. Kaip pas jūs šitas vyksta? Kadangi Power BI, žinai, parimuvinant dashboardus, tau kaštai nelabai sumažėja. Iš esmės vis tiek tas pricing modelis, bent jau tas, kurį mes naudojame, ne tas pro per user.
Ai, per user, ok. Jo, nu, mes prieš tai buvom 150 žmonių organizacija, tai ten roughly turėjom iki 100 tų licenzijų, plus dar buvom Gold partneris Microsoft, tai gavom kažkiek ir nemokamai. Dabar jau ta organizacija dvigubai didesnė, tai kol kas integracijos pradžioje naudojam tą patį modelį. Iš tos kaštų pusės, iš Power BI'aus dalies nelabai žiūrim, iš pipeline'ų pusės pradedam žiūrėti tik tais dabar į cloudą, žinai, išėję. Tai tam iš pipeline'ų dalies negali susidėlioti tuos cost alertus ir stebėti, jeigu atsiranda kažkoks probleminis pipeline'as, kuris tau pradeda vis daugiau generuoti kaštų, tai grįžkim, pasižiūrėkim, kiek jis yra naudingas. Ką lengviausiai galima pasidaryti, tai mes kaupiam mūsų to analitikos usage metadata. Mes ne tik, jei mes esame analitikos komanda, tai ne tik produktų analitiką providinam, bet ir savo paties analitiką, žinai, savo pačiam pasižiūrėti, esam pasidarę. Tai tada gali grįžti pasižiūrėti, koks yra didelis usage'as to dashboardo, ar jisai didėja ar mažėja, ar jis yra stabilus. Jeigu dashboardo usage'as mažėja, o kaštai palaikyti auga, gal eikim tada pas žmonės, kurie naudoja tą dashboardą ir paklausim, ar tikrai to reikia. Aišku, idealiam pasaulyje retai kada išeina taip izoliuoti vieną konkretų, žinai, pipeline ir jo kaštus nukirsti. Bet bendrai mes su analitiku kas ketvirtį persižiūrim reportų usage'us, pasižiūrim change'us, kas kyla, kas mažėja. Jeigu reportų usage'as kyla, galbūt galim tada vėlgi su jo naudotojais pakalbėti, ką galėtumėm dar, žinai, pridėti, kad tas usage'as būtų dar didesnis ir naudos atneštų dar daugiau. Jeigu matom, kad usage'as krenta, tai tada kaip ir perinam į tą discontinue fazę. Pradžiai vėlgi pasičekinam, kiek business critical tas dashboardas yra, nes gali būti, kad dashboardą žiūri tik vienas žmogus kartą per mėnesį, bet jis yra, žinai, visiškai key įmonės valdyme. Ir jeigu gaunam tą feedbacką, kad, žinai, kaip dažniausiai sako, dėl bet kurio dashboardo paklausi, ar jums jo reikia, sakys jo reikia. Bet tas nieko dažniausiai nereiškia. Reikia, žinai, lyst giliau. Žinai, reikia, bet kam. Ir tada jie pradeda pasakoti, kam naudoja ir tu matai, kad jiems visgi šito nereikia, kad tą pačią informaciją gali, nežinau, ten kaip pavyzdys apie tą AWS kalbant, gali prisijungti ir ten kokį Cost Explorerį pasižiūrėti ir tą pačią info matyti. Tai jo, tada pradedam discontinuant, disablinam ir palaukiam kokį 3 mėnesius, 4-5, jeigu matom, kad daugiau jokių, žinai, prašymų nebuvo, tai iš esmės archyvuojam ir paliekam istorijai. Gal į screen testą padarot? Jo. Tai kas šaukia, gerai, pargrąžinsim. Okay. Jo, bet tas apsivalymas labai svarbus yra, nes, žinai, eventually tu gali vėlgi interdependencija, tu norėsi, tiksliau, ateis laikas migruoti iš AWS kur nors kitur toliau, tu turi, tarkim, 100 dashboardų, o iš jų tik 10 naudojami. Ir jeigu tu nedarysi to apsivalymo, tai tau reikės ir migruoti su tą mintim, kad, žinai, palaikyti 100 dashboardų, o galbūt tau, žinai, iš tų 100 gal tik 10 bereikia. Tiesa, ok. Kaip ir tada judam jau į pabaigą, aš tada tokį įdomų klausimą, kaip manai, ar AI-us išspręs duomenų kokybės problemas? Aš tai šiaip esu labai didelis hateris AI-us. Savo laiku buvau labai didelis hateris, kas ten buvo, palauk, data science, ten kokiais 2015, man atrodo, viskas buvo data science, kokiais 2018-2019 viskas buvo machine learning, dabar viskas yra AI-us. Dabar aš esu žiauriai didelis fanas data science, kai jis jau tokį, žinai, maturity levelį pasiekė. Machine learningas man žiauriai patinka. Irgi jau matosi, kad produktuose, žinai, jis yra pakankamai jau mature, tik tiek, kad visi machine learningą jau dabar marketingė AI vadina. Bet einant į priekį, tai jo, aš manau, kad tikrai dar ne dabar, bet su laiku AI-us, jeigu ir gal išspręs, žinai, 80% tų duomenų kokybės problemų, kitas 20 reikės spręsti kitais būdais, bet aš manau, pati ta, žinai, AI-us idėja duomenų kokybei tikrai pagelbės. Turime irgi, use case, esam prikaupę daug, žinai, istorinės informacijos duomenų data quality ir būtų įdomu kažkada pasibandyti, žinai, AI-us modelį pasidaryti ir pažiūrėti, kokius insightus galėtų mums prigeneruoti iš to, ko mes galbūt nematėm patys. Tai
Aš manau, kad dar per anksti, bet going forward, tai tas bus tikrai labai naudinga. Okay. Nu, makes sense. Aš šiaip iš tikrųjų irgi labai panašios nuomonės, kad we're not there yet, bet Jo, ateity bus labai, labai geras dalykas. jo Nu ir taip, ir jo, sorry, žinai, su tais pačiais įėjus topikais, ne, labai gaila, kad visas data konferencijas yra įėjus visiškai, žinai, užkariavęs. Ir aš dar pamenu prieš kokius 4-5 metus iš inžinieringo pusės, tai žiauriai įdomių paskaitų galėdavai paklausyti konferencijose, ne, apie ten kokį nors Airflow, kalbant apie įvairias duomenų bazių technologijas, žinai, Kafkos, Sparkai, visą kitą. O dabar labai daug, aišku, to prašo rinka, ne, labai daug to slotų yra užimta įėjaus dalies. Tai aš laukiu, kol šiek tiek normalizuosis, tai žinai, šitas trendas, bet jo, going forward bus labai, manau, įdomu dirbti. Okay. Nu ir pabaigai tada, kokį duotum vieną patarimą besiklausantiems, bet kurią temą, gali būti ir ne mūsų apkalbėt. Aš iš duomenų kokybės turbūt taip, kaip jau priklauso, ne, tai siūlyčiau tiesiog pradedant analitikas ar produktus konstruoti, nefokusuotis iš karto maksimaliai į duomenų kokybę. Aš labai didelis fanas esu tų iteratyvių, žinai, procesų. Tai pradžiai daug dėmesio gal duomenų kokybei skirti ir nereikia, žinai, tai neturi būti essence viso to, žinai, ką darom, bet einant laikui, tai gera duomenų kokybė bet kuriam produktui, ypač jeigu jūs esate data provideriai, tai yra visiškai key. Okay, makes sense. Gerai, tai tiek, labai smagu buvo su tam čia pašnekėti. Tai ačiū Simonai dar kartą, kad sutikai su manim pasikalbėti šiam įdomiam temam, labai aktualiom, ypatingai su AI, kur duomenų kokybė yra realiai pagrindas visko, kad ir nelabai mes būtų tikim šią AI įsidėję dabartinėje fazėje, pavadinkim taip, ne? Bet labai smagu, kad sutikai pašnekėti, ačiū už skirtą laiką klausytojams, tai iki kitų tinklalaidžių. Labai ačiū, kad pakvietei, smagu buvo pakalbėti.